Kai aš jau mokyklą, buvo visko, turėjom pravardės, juokėmės šiek tiek iš silpnesnių, tampėm mergaitėm už kasyčių. Pažiūrėkime, ar kas mokykloje pasikeitė. Tiesiog būna, kad pravardžiuoja negražiai ar kažkas nutinka. Jau keletą metų Švietimo ir mokslo ministerija skiria ypatingą dėmesį prevencinių programų įgyvendinimui mokyklose. Programos esmė yra užkirsti kelią patyčioms mokykloje ir jos siekiamybė yra sukurti saugią aplinką, kad vaikai jaustųsi saugus ir už tai būtų atsakingi suaugę žmonės. Pirmoji programa Zipio draugai. Ši programa skirta 5-7 metų vaikams. Kita programa yra antrojo žingsnio programa. Ši programa yra skirta pradinių klasių vaikams. 2008 metais į Lietuvą atkeliavo Aldeus programa. Šita programa buvo skirta daugiau, sakysim, visai mokyklos bendruomeniai, mokyklos personalui. Buvo supažindinti mokytojai ir kiti darbuotojai, kaip reikėtų dirbti, kaip reikėtų reaguoti į tuos atvejus, kurie susiję su patyčiamis. Kadangi mokytojai budi ir yra kameros, tai tos patyčios tokios minimalios. Tiesiog tokie draugiški pasišaipimai ir kažkas tokio. Vaikams siūlymas būtų toks, jeigu matai, kad kažkas tai tyčiasi arba iš tavęs tyčiasi, tai reikėtų pirmiausia kreiptis į suaugusį žmogų, nes patyčių problemą turi spręsti ne patys vaikai, o turi pirmiausia spręsti suaugusiai ir manau, kad pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai nueiti pas auklėtoją. Galbūt patyčių esu patyręs pradinėse klasėse, kai mes buvom dar tokie maži, galime taip sakyti, 10-11 metų, kai dar nesupratom, ką darom ir panašiai. Bet paaugus 7, 6, 8 jau klasės mes jau kaip ir žmonės paaugę ir įgavom tą supratimą, kaip bendrauti ir kad tos pašaipos kartais gali būti skausmingos. Reikia visiems kalbėti ir žiūrėti į tą procesą kaip į būtiną, kad jeigu aš vieną atvejį sustabdžiau, kad daugiau to nebus, taip negali būti. Tai tėveliai turi budrus būti, nes vaikai dažnai, kaip minėjau, mokosi iš jų, jeigu tėvelis šaukia. Tai tikėtina, kad ir vaikas išmoks tokio elgesio būdo. Jeigu tėvelis kumščiu sprendžia problemas, tikėtina, kad ateityje irgi taip gali būti. Iš tikrųjų, patys mokiniai ir mokytojai stabdo patyčias, tiesiog kalbėdami apie tai. Mes stengiamės suteikti pagalbą, galbūt patys apginti, o jei to neužtenka, padėti kreiptis į mokytojus, psichologus. Aš manau, kad pirminis Alvėjaus tikslas mokykloje buvo, kad vaikai mokykloje jaustųsi geriau, saugiau ir būtų ta aplinka, atmosfera žymiai geresnė. Tai manau, mes prie to einame ir siekiame, nes kiek rodo mokinių apklausos, tai sakysime, jie mokykloje jaučiasi pakankamai saugus ir tai yra iš tikrųjų labai geras dalykas. Mes bandome tinkamai bendrauti ir atsižvelgiant į žmogų, jo charakterį, jo kažkokiais užgauliais žodžiais neįžeisti. Džiugu, kad patyčių mastai mažėja. Prie to neabejotinai prisideda daugybė mokyklose vykdomų socialinių projektų. Išvien veikdami mokytojai, vaikai ir tėvai gali pasiekti, kad patyčių problema būtų įveikta greičiau ir šis nemalonus žodis būtų pamirštas.